Sveiki, mėlėjai. Dar kartą apie skiepytus arbūzų daigus, ką skinti ir ko neskinti. Nes vis tiek dar matau, kad gaunu tokių žinučių, kad arbūzas užauga su keistu lapu. Vienu žodžiu, ar čia tokia nauja veislė, ar čia kas. Tai noriu aš jums parodyti, nes tokį vieną radau. Ir labai džiaugiuosi, nes galėsiu jums parodyti. Čia yra moliūgo lapas. Išaugęs iš poskiepio. Čia ne arbūzų veislė, čia tiesiog poskiepio lapas. O čia arbūzo. Jie labai iš tikrųjų skiriasi ir bus jums lengva atpažinti. Jeigu jau matote šitokius lapus, reiškia, juos mums reikia nuskinti. Mes čia nuskinsim jį, kad jisai neužgoštų mums arbūzą. Jeigu mes paliksim, tai moliūgas bus stipresnis negu arbūzas ir tada atims visas jėgas iš arbūzo ir arbūzą užgoš ir iš jo nieko nebus. O moliūgas savo gražiai augins ilgas kasas savo ir vaisius. Ir čia labai gerai matosi, kad yra, čia dar arbūzėlis, o jau toliau matot, yra moliūgo išaugęs visą puokštę, vienu žodžiu, jis jau pasiruošę savo kasas auginti. Tai mes jį ir visą, ne lapą tik, o visą nuskinam. Tik paliekam moliūgo skeltą lapę, ar ne? O visus tikrus visą ir nuskynėm, nukirpom, tiksliau pasakys. Aš nelaužu, nes kad nepakenkti arbūzui, tai tiesiog gali netyčia nulaužti, tai aš tiesiog su žirklutėm gražiai juos nukerpu. Jeigu tokia atsiranda, tai čia iš visos, nežinau, čia 3 lysvių, tai vieną radau tik tai su tokio lapu. Matot, čia jau pradėjęs auginti toliau savo lapelius. Jie mažučiai taip atrodo, irgi skiriasi nuo arbūzo. Iškart matos net spalva, jisai daug toksai kaip salotinis. O arbūzo tamsesnis lapas. Tai iš karto jau matom, kad čia ne arbūzo lapai ir mes juos atsikratom jais. Tai mažučiai jie tokie lapeliai, dar ne visi taškuoti, o dideli tai labai gražus, su raštu išmarginti labai gražiai. Bet mums jų nereikia, mes norim arbūzų didelių. Tai manau, dabar biški bus jums aiškiau. Ir nes tikrai atrodo visiems sakiau, minėjau jau, kai ėmė daigus, kas iš mūsų, bet matomai, kažkaip tai ar praklausėt, ar užmiršot, kas pirmą kartą augina, tikrai kažkaip tai jums tai dar gal nelabai aišku, bet nieko, nusiskinę dabar jau daugiau žinosit, kad skiepytiems arbūzams moliūgų lapus pašalinam ir ataugas visas, nieko nepaliekam, paliekam tik tai arbūzėlį, taulisai čia ir auga. Auga gražiai pas mus tie arbūzai, nors ir naktis vėsios, mes labai, čia galiu pasakyti, čia ką susodinam, tai bus gera savaitė tik tai, kai pasodinam, bet jau yra labai, kur labai gražiai auga, labai džiaugiuosi, tai tikiuosi ir derlių gerai sulaukti. Gero. Matysim, kaip čia bus. Žada labai ateinančią savaitę didelius karščius. Tai turėtų ir mūsų arbūzai atsigauti, pradėti augti. Ir bus viskas gerai. Visiems didžiausios sėkmės linkiu, didelių skanių uogų ir smagių akimirkų auginant šiuos įdomius augalus.